Sveiki, mėly draugai, jūs esate Alegrijos kanale, aš Ariana ir šiandien mes atvažiavome į rajoną Torreblanca pasižiūrėti objekto. Tai būtas 2 miegamųjų su didelė terasa po kapitalinio remonto ir vos 3 minutės kelio nuo nuostabiausių Ispanijos paplūdimių. Čia yra uždara urbanizacija, kuri turi savo privatų baseiną ir gražią žalią teritoriją. O dabar keliaujame pasižiūrėti pačio buto. Na ir trumpai apie patį rajoną. Torreblanca garsėja plačiomis gatvėmis, žemais pastatais ir puikia infrastruktūra. Pėsčiomis pasieksite vieną garsiausių mokyklų, parduotuvės, vaistinės, restoranas ir žinoma paplūdimį. Butas 2 aukšte. Užėję į vidų mes iš karto patenkame į atvirą šviesią erdvę. Po dešinę pusę pas mus atviro tipo virtuvė. Virtuvė pilnai įrengta, nauji virtuvės baldai, viskas tvarkinga. Keliaujame toliau ir čia pas mus yra valgomojo zona 4 asmenims ir aišku, jaukia poilsio zona. Baldai ir dekoras parinkti stilingai ir skoningai. Akcentinė siena suteikia šiai erdvei charakterio, o tekstūrų derinys papildomo jaukumo. Taip pat noriu paminėti puikiai apgalvotą apšvietimą, kuris užtikrina, kad butas visada būtų pakankamai šviesus. O dabar pereinam į pirmąją miegamąjį. Na kągi, čia pas mus dvigulė lova, įmontuota spinta, o akcentinė marmuro rašto siena išlaiko stilių. O čia pas mus yra antras kambarys, čia yra 2 viengulės lovos, didelis langas, pro kurį patenka natūrali saulės šviesa. Vonios kambarys yra pakankamai erdvus, yra daug lentynų, kur galima sudėti visus savo reikalingus daiktus. Na kągi, visą butą mes pasižiūrėjome, o dabar eikime į terasą. Kaip aš mėgstu ispaniško stiliaus namus. Labai gražu. O už jų mes matome ir jūrą, dėl ko ir perka žmonės nekilnojamą turtą Ispanijoje. Na ką, mėly draugai, mes su jumis pasižiūrėjome butą, kaina kurio yra 162 900 eurų, butas 62 kvadratiniai metrai, 2 miegamieji, 1 vonios kambarys, didelė terasa, puikus rajonas. Skaitau, tikrai labai adekvati ir gera kaina. Taigi, jeigu jūs sudomino šis pasiūlymas, o jūs turėtų sudominti šis pasiūlymas, prašau, kreipkitės į mane, kontaktus jūs matote aprašyme ir iki kitų kartų.